Taip, tai 94 metai, dramatiški metai Lietuvoje, kaip pamename, viskas buvo įmanoma, viskas buvo galima. Vienoj pusėje formuojasi mafija, sprogdinami policijos pastatai, kitoj pusėje kuriasi verslas, vyksta gražuolių konkursai, menas netenka savo kriterijų ribų ir atsiranda visiška laisvė, būtent meno erdvėj. Tai Šiaulių dailės galerija neišimtis. Šitos nuotraukos ir atspindi tą pliūpsnį laisvės ir nežinojimo, ką veikti su ta laisvė, nes ji tokia beribė. Tai čia mes matom, kaip vienu metu įvyksta įvairiausi meno ribų peržengimai, auditorija taip pat formuojasi visiškai nauja, auditorija bendrauja kartu su menininkais kaip lygiaverčiai, siautėja, gyvena galerijoje, publika yra ir suaugę žmonės, ir tėvai, ir vaikai, ir maži kūdikiai. Jie auga ir bręsta kartu su Biksų pirmais koncertais, su pirmom meniniam akcijom. Vėl matome fotografiją čia gulinčią juodai apsirengusią moterį. Tai viena iš pirmųjų labai ryškių meninių akcijų tokios Vilniaus menininkų grupės Geros blogybės. Ten mes matome, kaip groja Arina, dar tuo metu jauna džiazo solistė. Ir publika išpūtusi akis geria tiesiog tokią naują meno rūšį, kuri suteikia laisvės pojūtį. Viskas galerijoje vyksta vienu metu rūkoma, geriama, miegama, prabundama, įsiblaivoma ir vėl toliau švenčiama, nes čia 94 metų žuvų meno toks muzikos ir meno projektas tarptautinis. Ir publika kelias dienas tiesiog ir gyvena galerijoje. Ir matom performanso akcija, taip šviesiai čia apsirengęs tokiu triko vyriškis ilgaplaukis Valeras Samprisiono, kuris tuo metu buvo performanso pradininkas Lietuvoje. Tai publika irgi buvo šokiruota ir nustebinta tokios meno rūšies pirmą kartą čia Šiauliuose atsiradusios. Ir tai va, du tokie lygiai. Visiška laisvė, jos sprogimas, po to pagirios tos laisvės, va, šitas nukryžiuotasis ant žolės galėtų būti kaip simbolis tos būsenos ir nežinia, ką su ją toliau daryti, kaip, į kokius rėmus ją įmontuoti ir kokia nauja visuomenė, jos santykis su menu turi būti. Tai čia dar nieko nebuvo žinoma, dar tos normas nebuvo naujos suformuotos, dar čia vitališko siautulio metas ir jis puikiai tose nuotraukose atsispindi. Labai svarbu, kad šios fotografijos yra amžinatilsį Giedriaus Baranausko, ypatingai garsaus fotoreporterio, kuris turėjo puikią akį, kuris ir tapo, dabar jau suprantame, Šiaulių miesto gyvenimo metraštininku, vizualiu metraštininku. Todėl šioje parodoje yra daug Giedriaus Baranausko fotografijų ciklų, juolab, kad šie metai yra Šiaulių miesto jubiliejiniai metai, o labai norisi šitoj mūsų parodoj, Rezimetys parodoj, parodyti ir Šiaulių miesto netokį ir seną istoriją, nors ji jau mūsų visų ir užmiršta. Tai labai geras priminimas, kokie buvo Šiauliai ir ant kokio pamato kuriama miesto dabartis.